skulptūros, mes neturime iš ko mokėti autoriams už jų šitai skulptūros. Tai šitais paprasčiausias skulptūros uždengėme, nu ir jos bus uždengtos. Katiuša, kad čia... Nu, ieškok. Katiuša maršą. O, gerai. Lauk, nu, pabandyk. Nu, pabandyk. Skaitau, kad šitie reikalavimai jų yra absurdiški, kad šitie autoriai jau yra gavę už savo autorinius atlyginimus, jiem viskas yra sumokėta. Tas perduodant valstybei skulptūras, kadangi skulptūros yra valstybės nuosavybė, jais perduodant jokiuose aktuose tas nėra parodyta ir mes skaitome, kad mes jiem nieko neprivalome mokėti. Na, pirmiausia, tai mes neskiriame autorinę teisę, neskiriame sovietinės muzikos ar nesovietinės muzikos. Iš esmės, tai kūriniai yra saugomi autorių teisų įstatymų ir kūrinio naudotojas turi teisę pasirinkti. Jeigu jis nenori, jis gali nenaudoti kūrinio ir nemokėti autorinio atlyginimo. Jeigu naudoja, tai jie turi mokėti dalį savo gaunamų pajamų autoriams. Kūrinio savininkas gali elgtis ir priimti sprendimą dėl kūrinių naudojimo ir rodymo. Tačiau toks sprendimas jis yra neteisingas dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, tai jis uždengia skulptūrą, tačiau pats užrašas apie kūrinį ir jo autorius yra likę. Šiuo atveju pagal mūsų autorių teisų įstatymą tai yra asmeninės neturtinių autorių teisų pažeidimas. Aukštai brėžiai kaip švitoje tylos šimtų miestų.